Muzikos projekcijos tai garso ir vaizdo sintezė užgimusi tam, kad jūsų širdį pasiektų savitas instrumento garsas ir užburiantys vaizdai. Muzikos ryšių klube lapkričio 5 dieną skambėjo Patrio Židelevičiaus grojančio violončele Electro Ambient muzikos ir vaizdų spektaklis. Židelevičius nuo 6 metų violončelės iš rankų nepaleidžiantis, muzikantas, kuriantis organišką, refleksišką skambesį. Jis nebijo eksperimentuoti su įvairiais instrumentais, jungdamas violončelę įvairiausių daiktų įrašus ir elektronikos garsus. Muzikanto sceniniai pasirodymai kartais primena žmogaus mini orkestro solo, kuriuose improvizuotos muzikinės gijos susivėja į nuoseklias kompozicijas. Joms būdingos tiek subtilios lyriškos nuotaikos, tiek ir išradingai formuojami abstraktus garsų sluoksniai, paverčiantis klausimąsi tikrų melomaniškų nuotykių. Patrio muzika turi instrumentinės improvizacijos, ambient, drone ir kitų šiuolaikinės muzikos stilių bruožų. Vizualinį foną kūrė lapkričio 5 vakarą Vytautas Jankauskas, tam pasitelkdamas kadrus iš 1950–60 metų kino filmų. Taip pat tą vakarą pasirodė ir Kauno jaunimo grupė Candy Train. Ši grupė laikoma viena perspektyviausia atliekanti savo kūrybos dainas bei išsiskirianti originalumu, profesionalumu ir sceniniu įvaizdžiu. Norintieji atsiplėšti nuo dienos darbų turėjo puikią galimybę jaukioje kamerinėje aplinkoje pasiklausyti garso ir vaizdo sintezės, užburiančių vaizdų ir funky jazz muzikos koncertą.